Labą vakarą. Kągi susitinkame šiandieną, trečiam mūsų pasibendravime kartu. Ir toliau šiandieną kalbėsiu apie tai, kaip galima suvokti realybę. Labas, Rada, smagu, kad parašėt, vadinasi, eterį, viskas gerai. Ir labas vakaras visiems, kurie jungiatės. Ir pabūsime šią valandikę kartu. Norėčiau pradėti nuo to, kaip man sekasi su tais pokalbiais. Kada aš pirmą kartą pasijuokiau dabar, rudenį, kada prisistačiau, kad aš esu pakitusioje savo realybėj, tada aš išskleidžiau tikrai tą savo būseną, vidinį tą tokį pajautimą, kad taip aš ta pakitusi. Bet po to buvo 2 pamokos, aš pasirinkau tas temas apie sąmonę, nes man jos buvo labai svarbios. Visako esmė yra sąmonė ir visako esmė yra, kaip sąmonė išskleidžia realybę. Bet po tų pamokų vėl man pradėjo kirbėti mintis, kad nelabai aš ten kažkaip pakitusi, nelabai kažkaip ten ir kalbasi tas apie pakitusią erdvę, neįsiskleidžia ta, atrodo, mintis, idėja, kurią norėtųsi ištransliuoti. Ir kada šiandien aš susitelkiau vėl apie ką kalbėti, aš tada pagalvojau, gerai, jeigu aš nesijaučiu tuom, apie ką, kaip prisistačiau ir kaip aš norėčiau atstovauti savo naują idėją, tai kas yra? Ir aš pasižiūrėjau, kad ta mano senoji Violeta, pagal tą, kokią aš jaučiausi kitos akimirkos, kaip aš sakau, kad esu pakitusi, žiūriu, yra nusistačiusi pamokas, apie ką norėtų kalbėti, kuri tiesa jai yra visų svarbiausia. Ir ji tas pamokas taip savo yra pastačiusi kaip pačias svarbiausias tiesas, kad atrodo niekas kitas negalėtų išjudinti tų tiesų. Net jeigu kažkas aplinkoje sakytų, kad apie tai galbūt nebereikia kalbėti, ar dar kažkas, ne, aš už tas temas galvą gulyt galėjau. Ir aš supratau, kad tai yra mano senoji aš. Ir ji turi ne tik dabartį sumodeliavusi, bet ir ateitį sumodeliavusi. Ir išeiti ir iš to realybės lauko net yra pakankamai sudėtinga, kada atrodo turi savo jau naują nuostatą, savo naujas idėjas, o tie visi seni įpročiai, kas tau viduje labai rezonuoja, tiek stiprus, kad jie ima ir apšauna. Tiesiog net nepastebi, praeina 2 pamokos ir vėl ne apie tai. Atrodo, kalbama ne apie tai. Aš atsimenu, kada sausio mėnesį aš pradėjau daryti, buvo būtent 6 pamokos, ten buvo uždarai grupiai, buvo labai panaši situacija, tik truputėlį tas kitas niuansas. Aš tada taip pat po vienos pamokos jaučiausi labai gerai, nes kalba liejosi, atsakymai ėjo ir tik praėjus porą dienų aš vėl supratau, kad palauk, apie ką tu kalbi. Yra skirtumai, kada kalbi, atsakai klausimus, kurios pagauni erdvėje, kurį žmogus užduoda, ir kada kalbi tiesą, kurią nori ištransliuoti aukščiausią sąmonę, kuri nori parodyti naujas tiesas, naujas galimybės, ir tai reikia tiesiog išsakyti. Ir tada tą akimirką susivokiau, kad vėl kalbu ne tai, kas yra reikalinga. Taip ir dabar. Po 2 pamokų aš sakau, kad tai ta tiesa, viskas ten buvo gerai, absoliučiai gerai. Įsiklausykit, pasižiūrėkit, jeigu dar tas 2 pamokas, bet pozicija mano energinis laukas ne tai išskleidė, ką aš norėjau išskleisti. Ar man šiandien pavyks? Tikriausiai aš suprasiu po keletą dienų.
Bet šiandieną aš susitelkiau į savo ašį, susitelkiau į save ir aš mėginu išskleisti būtent tą naują savo, kaip čia, įėjimą į savo naują realybės lauką. Tai va, todėl šiandieną ir norisi pakalbėti apie tos realybės laukus. Kaip iš tikrųjų jie kinta ir kaip žmogus juos tarsi patenka ar nepatenka. Kai kada yra taip, kad, tarkime, žmogus išgirsta tam tikrą tiesą. Na, aš noriu dabar tiesiog paimti kaip pavyzdį, nesvarbu, kokia tai būtų tiesa. Bet aš imu pavyzdį, tarkime, aš kalbu apie šešiamatę erdvę. Ir vat vienas iš jūsų, kaip klausytojų, įsiklauso, aha, yra šešiamatė erdvė. Kas tai yra? Kaip žmogus gali gyventi toje šešiamatėje erdvėje? Kokie ten yra tie dėsniai? Koks ten tas naujumas? Kokios to žmogaus galimybės atsiveria? Jis truputėlį pamasto ir priima idėją savo, kad tikriausiai taip, tai yra realu, kad ta šešiamatė erdvė egzistuoja. Ir jis tada tiesiog daro tam tikrus žingsnius savo gyvenime, daro tam tikrą savo pokytį, gal greičiau, gal lėčiau, bet pamažu tarsi eina į tą šešiamatės erdvės suvokimą, supratimą ir gyvenseną. O kitas žmogus, išgirdęs tą pačią tiesą, tą pačią akimirką galvoja, aha, šešiamatė erdvė, kas čia, tikriausiai kažkokia nesąmonė. Ir palieka tą mintį, net nesvarstydamas toliau. Jis nieko nedaro, nieko nekelia savo klausimų, nieko neanalizuoja, nekeičia savo gyvensenos ar savo įpročių. Ir jis, kada prisimena vėl tą mintį apie šešiamatę erdvę, jis aiškiai supranta, kad tai yra iliuzija. Nes jo gyvenime tai nesipildė. Tai vadinasi, ta tiesa nebuvo tikra. Ir jis tada labai nuoširdžiai sako, kad ta tiesa buvo tik iliuzija. Ir netgi gali sakyti, nu va, ką tu kalbėjai, kažkokias vedi žmogų į iliuziją. Ir iš tikrųjų, vienam žmogui tai yra nepatirta, nes net nebuvo siekimybės patirti. O jeigu nėra siekimybės ir patirti, vadinasi, niekas ir nesirealizuoja. Tu nesuaktyvini to lauko, kad jį galėtum pažinti. Tavyje tiesiog niekas nesurezonuoja. Bet aišku, būna ir tų, kurie, tarkim, tą akimirką tarsi numeta tą idėją šalin, bet ateina kita akimirka ir širdyje toks tarsi vidinis žinojimas prabunda. O gal tai yra tiesa? Ir remintis žmogus, kada gauna tą vidinį žinojimą, būna vėl visokiausių reakcijų. Pirmiausia, gali būti tai, kad tas vidinis žinojimas yra toks nedrasus, kad jis labai greitai išnyksta. Žmogus net nespėja užfiksuoti tos idėjos, nebent jeigu kažkada kartojasi, tada tu supranti, kad jau buvo ta mintis. O kitų atveju, kitų momentų įsiklausai į tą vidinį žinojimą, supranti, kad kažkas yra kitaip, kad reikėtų truputėlį kitaip galbūt gyventi, galbūt užduodi savo dar kažkokius klausimus, arba bent jau pastebi, kad tau darosi nuobodu gyventi taip, kaip tu gyveni. Ir tas vidinis žinojimas atkirba, o tu pasižiūrėk, kokia ten buvo kalbama tiesa. Ir tada tu vėl susidomėjai, vėl susižiūri ir mėgini eiti į patyrimą tos tiesos. Kaip, ar šiuo atveju negali sakyti, kad jums yra ateis ta akimirka, kada mūsų ta šešiamatė erdvė taip visame tame gyvenime išsiskleis. Bet kai kurie dalykai iš to lauko tikrai skleidžiasi. Bet čia aš kalbu apie pačią tiesos esmę, kada ji yra realybė ir kada ji yra tik iliuzija. Jeigu tu patiki tą tiesą, ir tu žiūri, suteiki tai tiesai daugiau laiko, tu ją analizuoji, mėgini pasiekti kažkokius tai pokyčius savo gyvenime, kad ir ta tiesa tampa tavo realybė. Kitam žmogui ta tiesa yra tik iliuzija, nes niekas nevyko gyvenime, kad būtų išgryninta tai ir viskas. Bet pirmiausia, aišku, žmogus turi žinoti, kad egzistuoja tokia tiesa. Nes jeigu tu nieko nežinai,
Ne tai, kad nieko. Jeigu tu tiesiog kažko nežinai, tu net nepagalvoji, kad reikėtų susitelkti dėmesį į tai. Kaip aš pagalvojau, tarkim, kažkada ne taip senai per televizorių pamačiau, yra tas muzikos instrumentas toks, skrabalai vadinasi. Tai pagalvoju, tai visai būtų smagu išgirsti, kaip išmokti groti su juo. Vadinasi, aš sužinojau, kad toks instrumentas yra ir tada aš galiu ieškoti variantų, kas gali išmokyti groti arba kitus variantus pasižiūrėti. Bet jeigu aš apie tai nežinau, vadinasi, net nesuku galvos dėl to, nes aš to nežinau. Tai vadinasi, tai neįeina į mano realybės lauką, neįeina gebėjimas mokėti groti. O jeigu aš darau, jau žinau ir darau, vadinasi, tai jau tampa mano realybės lauku. Žinoma, kai kada mes žinom, bet ir lieka tik svajonių lauke, irgi tampa tam tikra kaip iliuzija. Tarkim, aš įsivaizduoju, kaip aš gerai groju, tiesiog aš toks pavyzdys, gerai groju gitarą. Kaip smagiai aš groju vakarais, kaip kompanija susirenkusi, kartu su manim dainuoja, man smagu, dėmesys man. Bet aš nieko nedarau, kad išmokčiau. Nieko nedarau, kad išmokčiau, gitaros neperku, nieko nedarau. Vadinasi, tai lieka jau iliuzija, bet jau lieka absoliučiai tik dėl to, kad tingiu kažką daryti. Vadinasi, ir vėl į realybės lauką neateina ta akimirka. Vadinasi, mano realybės lauką neateis niekuomet galimybė, kada kompanija sėdės šalia manęs ir mes su gitara grosime ir dainuosim. Nebus tokios realybės. Tada geriau yra tiesiog ir nesvajoti, nes atiduodi energiją, tada tokiu atveju dar susinervini, kad nieko nepadarai ir visai tada save nuvertini. Dabar truputėlį gal ne į temą, bet man tokia mintis atėjo viena. Kada žmogus sako, aš vėl suklydau ir kažko nepadariau. Aiškiai žinau, kad reikia taip daryti, o čia ir vėl aš susinervinau, vėl kažko nepadariau. Ir tada, kada nepadariau, vėl save kaltinu. Vėl, kaip čia pasakius, kalu prie kryžiaus, kodėl aš to nepadariau, gailiuosi, atsiprašinėju savęs, dievulio atsiprašinėju visako, žodžiu, man gėda, man skausmas vidinis yra. Ir ateina akimirka, kada vėl ta pati situacija susikuria. Ir toje pačioje situacijoje užmiršti, kad reikia elgtis kitaip ir vėl elgiesi kaip visados. Ir tada vėl tu save kaltini ir labai apgailestauji, jau šauki krūtinę, kad aš kaltas, atsiprašau, atleisk. Žinokit, Korėjoj vienodai šviečia, kad tu ten muši į krūtinę ir sakai, atsiprašau, atleisk. Toj vietoj tu gali ten nusiplakti, kiek nori iš tos gėdos. Korėjoje tai vienodai. Korėjoje yra svarbu ta akimirka, kada tu vėl sustoji ties tuo, kada tu kažko nepadarai, ar peržengi save, ar atsimeni, kad tu žadėjai kitaip elgtis, ar tu elgiesi kitaip, būtent tą akimirką, kada yra ta situacija, o ne tada, kada jos nėra ir aš visai galvoju, kad aš gerai pasidarysiu, arba čia aš blogas esu, kad nepadarau. Tai tie mąstymai nieko nereiškia. Reiškia tą akimirką, arba tu darai, arba tu nedarai. Ir jeigu tu tikslingai nedarai, tai nėra ko savęs kaltinti. Vadinasi, tu kažkodėl priimi sprendimą, kad tu to nenori daryti. O jeigu tu vis tik nori, tai prisimk atsakomybę ir tą akimirką veik kitaip. Žodžiu, tas savęs kaltinimas nieko mums šiandien duoda. Tai taip pat yra iliuzija, kad jeigu aš jau gailėsiuos, labai atsiprašinėsiu, tai būsiu geras. Niekam tu nebūsi geras, nes tu nieko iš principo nekeiti. Tai va taip. Ir dabar apie tą realybę, kuri atrodo tokia kintanti. Ir galvoju, kaip vis tik, kad toje pačioje gyvensenoje yra manoma tarsi truputėlį kitaip gyventi. Turiu minty, kada tame pačiame realybės lauke, kur visi žmonės gyvena šią akimirką, šioje erdvėje, galima gyventi kitaip.
kad galima jausti kitaip. Ir ne tik, kad gyventi ir jausti, bet kad natūraliai tave veikia kiti dėsniai. Aš turėjau tokią viziją į tokį matymą. Žinoma, tai yra simbolika. Nereikia čia kažko labai priimti už tokią labai, kaip čia, absoliučią tiesą, tai yra simbolika. Aš mačiau visatą tokia kaip geltona sfera. Didžiulė geltona sfera, geltona gal todėl, kad man kūrėjas saulės šviesa, tai va ta geltona spalva. Ir ji pilna yra subatominių dalelyčių, daug dalelyčių. Ir tos dalelytės ne tai, kad jos visos matosi, ne. Jos, tarkim, kaip tu perjungi radijo bangas, ta veikia viena radijo stotis. Kai perjungi kitas dažnis, kita radijo stotis. Taip ir čia yra. Atrodo, yra vienas impulsas ir ten susiaktyvina tam tikros dalelytės. Jos yra matomos. Jos sukūrė realybės formą, ten yra ir dėsniai, ir galimybės, ir pati visa realybės forma. Ir kada persijungia tas kitas vibracijų dažnis, atrodo, kad tos dalelytės kažkur išnyksta ir susiaktyvina naujos dalelytės. Ir tos naujos dalelytės jau sukuria tam tikrą visai kitą kombinaciją gyvenimo, kitokių visai patyrimų. Ir ne tik kad žmogaus, bet yra įmanoma, kad tas suvokimo laipsnis, žmogaus suvokimo laipsnis, jis gali, aš manyčiau, netgi kada labai nutolsta iš šono pirminė realybė, mes galime matyti net ir, tarkime, kosmosą visai kitų kampų, kiti žvaigždynai gali susiaktyvinti. Tiesiog tame dažnyje vibracijų yra kitas laukas ir viską jis apima, nuo kosmoso iki žmogaus gyvenimo. Ir nėra taip, kad tos dalelytės kitos išnyktų ar kažkaip nebeliktų niekur. Ne, yra tame pačiame visatos gaublyje, visatos toje sferoje, viskas ten yra. Tik ten yra tas toks begalinis daugiamatiškumas. Ir kada duodi impulsą į savo aukštesnę sąmonę, ji įskleidžia tam tikrą realybės lauką. Ir taip nuolat. Ir tarkime, kada kyla man klausimas vidinis, kaip aš noriu patirti aukštesnę savo sąmonę, kaip jis sukuria realybės lauką, kas jame vyksta. Vadinasi, aš duodu impulsą. Ir ta mano siekiamybė tarsi pradeda įaktyvinti tą naują realybės lauką, tas naujas dalelytės, o kitos jos nuslenka, jos nebeturi tiek stipriai įtakos. Ir kol kas mes esame toje akimirkoje kaip persidengimo. Tas toks būna toks kaip suvibravimas. Vieną akimirką mes dar tikimės senuoju savim, kitą akimirką tikim naujuoju savim ir tas yra dar toks sviravimas. Dar nėra to tokio labai gražiai išreikšto skirtumo tarp vienos pozicijos gyvenimo ir kitos. Bet ateina akimirka, kada mes tvirtėjam savo naujoj pozicijoje ir tas kitas realybės laukas, jis pamažu slenka kažkur ir nebėra toks aktyvus. Jis tiesiog nebėra toks aktyvus. Ir taip, sakykime, mūsų trimatė erdvė, pamažu jis slenka, o į priekį įeina į tą mūsų suvokimo lauką, įeina keturmatė erdvė, galbūt vėliau penkiamatė erdvė įeina. Jie tiesiog taip susiaktyvina tos dalelytės. Ir manyčiau, kad negana to, kad toje begalinėje sferoje yra daug sluoksnių realybės laukų, vis tik ateina impulsai dar nauji iš dar galingesnio sąmonio ir jos truputėlį kaip ir įneša dar naujumo, įneša dar tam tikrą savo idėjas, savo subatominės dalelytės, kurios, tarkim, pakeičia kombinaciją tos realybės, dar labiau praplečia, ką žmogus gali patirti ir tada tokiu atveju gali sakyti, kad visata plečiasi, kad ji plečiasi iš vidaus per sąmonę. Jeigu šiandieną aš esu žmogus trimatis, mano energetika suspausta, mano realybės laukas suspaustas, bet jeigu aš būsiu žmogus, kuris gyvena, nežinau, 10-matė erdvėj,
mano realybės laukas prasiplečia. Ir jis ne tik, kad plečiasi visatos ribose, bet jis plečiasi ir išplečia ir pačią visatą. Ir va taip ta visata tarsi iš vidaus plečiasi. Aišku, čia tie dalykai yra svarstytini mokslininkams, bet aš kalbu iš tos savo regėjimo pozicijos. Ir man tai yra pakankamai priimtina. Tuo labiau, kada matai, kada į žmogų tarsi įeina labai nauji sąmonės lygiai. Nauji sąmonės lygiai ir jie kaip fraktalą įeina į žmogų ir kai jis įsiplečia, grinai tas naujumas, ko, sakykime, iki šiol kūrėjas nebuvo mums sukūręs, bet jis dabar kuria. Ir jis praplečia savo kūrinyje, praplečia. Tas fraktalas tiesiog prasiplečia. Jo mes labiau jo tikim, jo pagal jį gyvenam, pagal tą naujumą jo labiau stiprėja visą tai ir tarsi visas mūsų realybės laukas keičiasi ir prasiplečia. Tai va taip yra su tais mūsų realybės laukais ir tas kiekvienas mūsų realybės laukas, įaktyvintas mūsų kūrybinių impulsų, mūsų siekiamybės, iš tikrųjų jos mums padeda patirti visai tą kitokį gyvenimą. Ir šiuo atveju vis tik tas esminis dalykas yra mūsų viduje. Mes norime patirti, mes išreiškime poziciją ir ketinimą, kad norime pažinti save labiau, kad norime pažinti, kas yra regima ir neregima. Tai yra, mes esame tas, kuris radijo bangas persukinėja, į kokią mes tą realybę, lauką mes savo sąmonę, tarsi gyvenimo fokusą perkeliam. Ir ten mes randame tai, kas yra, tarkime, nuo seno, arba tai, kas yra dabar po truputėlį pakeičiama ir atnaujinama. Ir tas, kas tas yra mūsų viduje, vis tik ir yra tas vidinis žinojimas. Vienoje meditacijoje man kalbėjo apie vidinį žinojimą, su savo subtiliaisiais draugais, kada kalbu, apie vidinio žinojimo svarbą. Sako, kada žmogus, jis nebesiklauso savo vidinį žinojimą, jis kuria savo tiesą, bet jis tarsi apsigaubia tam tikrų, kadangi žmogus turi daugybę tokių, sakykime, žemesnių vibracijų minčių, idėjų, nes mus valdo emocijos, mus valdo neigiamos mintis, mūsų ta kūryba gali apsigaubti tam tikrų negatyvumų ir tarsi kietais šarvais. O vidinis žinojimas yra ryšys su kūrėju arba ryšys su savo aukščiausia sąmonė. Ir kada mes apsigaubiam dideliu negatyvumu, tas ryšys silpnėja ir silpnėja. Ir kai kada žmogus sako, tikrai aš neturiu nei nuojautos, nei vidinio žinojimo, nei intuicijos. Ir tas yra toks, tarsi tu paneigi, kad yra gilesnė tiesa, kad yra kūrėjų, ryšys su kūrėju. Bet kada tu ugdai tą vidinį žinojimą, tas ryšys visuomet išsilaiko. Ir tada tave nuolat išlaikys tam tikroje ašyje, aiškaus suvokimo ašyje, ko tau siekti, į ką tau gyvenime susitelkti. O tas vidinis žinojimas tarsi išlaiko tvirtą ašį su kūrėju ir su absoliutu žinoma. Tai va tas vidinis žinojimas, jis yra be galo svarbus, reikia jį atkreipti dėmesį ir reikia juo patikėti. Kai kada mes tarsi pagauname mintį, bet manom, kad tai nėra labai svarbu. O iš tikrųjų tai būna labai svarbu ir labai reikalinga. Kaip aš sakau, intuicija yra, kada tu nuskaitai galimybę, kas gali šią akimirką būti. Tiesiog tavo dabartyje, artimesniai dabartyje, tolimesniai dabartyje, bet tiesiog jau tarsi mūsų dabartis vis tik tam tikrą realybės lauką jie yra užprogramavusi ir tu gali nuskaityti. Ir jeigu tavo intuicija stipri, tu nuskaitai ten, kad kažkas gali atsitikti, tu tiesiog jau gal žinai, arba kad tau būtinai ten reikia nukeliauti, nes sėkmingiausias variantas būtų. Tas yra tokia intuicija dabarties nuskaitimo. O vidinis žinojimas jis tiesiog yra. Tu žinai,
Tu nelabai gali nei paaiškinti kažkam, kodėl tu taip manai, bet yra ir viskas. Ir tas vidinis žinojimas ir yra gairis, kad tai yra tikroji tavo tiesa, kad tu pagal jį turėtum gyventi ir veikti. Ir kad nereikėtų nustumti, kad čia yra nesvarbu, kad čia yra galbūt, kaip čia, kai kada mes nustumėm, kad nesvarbu, kai kada mes neužfiksuojam, kad tai mes pajautėm. Tiesiog per mūsų tą kasdienybę, nuolatinės mintis, nuolatinius reikalus mes net nebesiklausom į tai. Tai žodžiu, mes tiesiog pamirštam, kad jautėm, kad manėm, nes labai nuskubėjom su kitom savo mintim, visai iš šona, vadinasi, nuo savo tiesos mes jau pasitraukėm, nes dėmesys kažkur kitur buvo susitelkęs ir nuėjęs. O kada jau tu jį išgirsti, supranti, tada jau reikia turėti drąsos veikti. Ir ne tik, kad drąsos veikti, kai kada mes turim drąsą veikti, bet veikti čia ir dabar. Iš tikrųjų, kada ateina mintis arba tas vidinis žinojimas, jis yra kupinas gyvybinės energijos. Na, šiuo atveju aš gyvybinę energiją laikau kūrybinę energiją, kuri turi galimybę realizuoti mintį. Ir tarkime, tavo mintis tampa tik, kaip čia jau kažkokiu tai produktu, vadinasi, yra gyvybė suteikta. Ir kada tu gauni tą pirminį impulsą veikti, mintį, yra pilna tos daug greitai padedančios realizuoti energijos. Tiesiog jie yra kupina, pilna tos energijos. Bet mes tą akimirką, kai gaunam idėją, pradedam mąstyti. Reikalinga, nereikalinga, išeis man, neišeis, ar čia dabar, ar čia vėliau. Žodžiu, mes apgaubiam tą pagrindinį tvirtą srautą, pačiom įvairiausiam savo mintim. Arba tarkim, aš dabar nedarysiu, darysiu vėliau, nieko čia neatsitiks. Supranti, tas gyvybingumas idėjos silpnėja. Jeigu, tarkim, tu gavai tą idėją, supratimą ir iš karto darai, gyvybingumas yra žymiai stipresnis, negu tu tai sugalvosi daryti po kažkurio laiko. Arba po didelių savo ten vidinių diskusijų. Nes jeigu labai ten daug diskutuoji, daug energijos netenki ir ten nebėra tos jėgos, tu tada turėsi daugiau pastangų įdėti, kad tai realizuotųsi. Žodžiu, nereikia tos idėjos taip atmesti. Man buvo tokia smagi patirtis, kada kai kas sako, kaip tau yra smagu, kad gauni paprastus nurodymus paprastoj kasdienybėj. Žinoma, ne visados tai būna, bet kai dar juos gauni ir matai, kokie jie yra apmastyti, kaip čia pasakius, iš aukščiau geriau matosi ir kaip yra smagu, tai iš tikrųjų tada yra smagu. Jo, ir kada man vieną kartą pasakė, kad nulėk šiandieną pirk suknelę ir pasakė, kokią parduotuvę, kurioje vietoj, aš galvoju, galbūt aš galėčiau kitą dieną nulėkti. Nėra čia kažkokio reikalo, kad jau šiandieną. Bet man pakartojo, kad šiandien reikia. Ir kad aš nulėkiau, nuvažiavau, iš tikrųjų, tai buvo vienintelė ta suknelė ir aš ją įsigijau būtent toj parduotuviai. Aha, galvoju, gerai. Vadinasi, buvo numatyta, kad galbūt ją kažkas nupirks vėliau, galbūt jos būtų nelikę. Bet žinot, man buvo labai smagu, kai antrą dieną atsikėlė, o oras toks blogas, toks bjaurus, kad ne už ką aš būčiau nenorėjus važiuoti į tą parduotuvę. Žodžiu, tas vidinis impulsas, tas vidinis žinojimas, jis pasako, o tu arba darai, arba ne. Ir va taip. Ir taip nuolat ir toje mūsų kasdienybėje mes nuolat įsiklausydami į vidinį žinojimą kūrėme savo realybę. Ir kaip aš sakiau, per tą vidinį žinojimą tas kūrybinis impulsas pas mus tarsi užgimsta, kad mes norime patirti, kad mes norime suvokti, kokia ta nauja realybė yra, kuom jis skiriasi, tarkime, nuo iki šiol patirtos, kuom tai yra įdomu. Ir aš sakyčiau, kad dabar vis tiek esmė yra ne tai, kad kažką pasiekti, na tarkim, kad ir tą, ką aš sakiau pavyzdį šešiamatė erdvė, ne tai, kad pasiekti, o svarbiausia yra tą akimirką patirti, išgyventi ir patirti. Norisi vis tik
pasakyti, parekomenduoti, pajausk ir išgyvenk tą akimirką, kas yra toje akimirkoje. Mes ir vėl viską ir supaprastinam, ir praskubam, neužfiksuojam iš tikrųjų, kiek gali būti grožio mūsų toj dienoje. Ir kad per tą patyrimą mes labiausiai augam, per tą suvokimą tos realybės, per tą, tarkim, iš pradžių aš galiu pamatyti tiesiog fiziniam plane daug daugiau negu, tarkim, skubėdamas ir nesustabdydama tos akimirkos. Vėliau, kada mano sąmonė, sakykime, yra labiau veikianti, dirbanti, aš galiu pastebėti, kad tie, sakykime, atsitiktiniai dalykai vykstantis gyvenime, visai neatsitiktiniai, kad tai yra labai dėsninga, labai yra įskaičiuota, kad dėl įvyko, ką tai parodė, tai yra vėl naujas toks patyrimas yra. Ir labiausiai visame tame yra ta vidinė būsena, kad čia ir dabar aš esu, čia ir dabar yra svarbiausia mano gyvenimo akimirka ir čia ir dabar aš tiesiog mėgaujuosi gyvenimu, čia ir dabar. Ne rytoj, ne poryt, o čia ir dabar. Nes tas rytoj ir poryt ir tu žiūrėk, jau sulauki senatvės ir nebesupranti, kur tu bebuvai ir kur tas tavo gyvenimas. Žodžiu, čia ir dabar. Tarsi praplėsti suvokimo lauką. Ir iš tikrųjų, kada kalbam apie ilgaamžiškumą, ne nuo metų priklauso ilgaamžiškumas. Ilgaamžiškumas priklauso nuo to, kiek tu patyrei, kiek tu suvokiai, kiek tu gavai savo atradimų, kiek tu patyrei naujų pojūčių, naujų, tarkim, tiesų susivokiai. Tai mums duoda tą mūsų ilgaamžiškumą. Mes, tarkime, tu gali sakyti, na va, prabėgo savaitė ir nieko neįvyko. Vadinasi, tavo savaitė yra va tokia mažutė. O kitu atveju tu gali sakyti, oho, per tą savaitę keli metai prabėgo. Vadinasi, tavo ilgaamžiškumas jau prasiplėtė. Tu jau tiek daug patyrei. Ir kada, tarkime, tavo gyvenime vyksta nuolat pasikartojantis įvykiai, tos dienos todėl ir taip susispaudžia, ir todėl tu nieko nebepamatai. Ir sakai, nu va, pirmadienis, penktadienis, daugiau nieko nelieka. Bet kada sustabdai akimirką dienoje, kada tu ją prajauti, tu matai, kas yra, tarkim, tarp eilučių tavo dienoje, visai tas kitas yra patyrimas ir suvokimas. Ir tada tavi tiek daug visokių pojūčių, matymų, supratimų, tarsi prasidengia vienas su kitu. Ir tada tu tikrai per tą savaitę išgyveni, tarkim, keletus mėnesių ar metų patirtį. Čia labai priklauso nuo susitelkimo, nuo stebėjimo, nes iš tikrųjų gyvenimo sąmonė arba neregimasis pasaulis labai mėgsta bendrauti su žmogum. Ir jis mėgsta parodyti, kaip jis bendrauja, kaip paduoda informaciją. Kas kartą tos mūsų kosminės sąmonės iš neregimo pasaulio analizuoja žmogų ir stebi, per kurią savybę su juo yra lengviausia bendrauti, per kokios simbolius yra lengviausia bendrauti. Ir jie bendrauja per tus simbolius. Tarkim, vienam balta plunksna daug ką reiškia, kitam ten dar kažkoks kitas ženklas daug reiškia, pažiūrėjau, skaičiai matomi, pastoviai tie patys ar dar kažkas. Tu supranti, kad jie žino, kad tau ta idėja yra svarbi ir jie paduoda tą impulsą. Arba paduoda tai, kad tu tikrai pastebi ir pamatai, kad sutapimų gyvenime nėra, kad viskas yra labai labai tikslingai įskaityta ir mums paduodama, kad mes galėtume lengviau veikti, lengviau kurti ir iš tikrųjų ir mėgautis to gyvenimu, mėgautis visą tą kūrybą. Mes ateinam ne tai, kad kažko labai pasiekti, mes ateinam patirti. Ir tai yra iš tikrųjų, aš manyčiau, visų svarbiausia, kad galėtume patirti. Ir patirti nuolat kintančius realybės laukus. Ir tai leidžia tiesiog mums
augti, sąmonėti. Ir ne tik, kad augti, sąmonėti, svarbiausia ir vėl yra tai, kad mums leidžia patirti tai, ko mes anksčiau nepatyrėm. Pastebėti tai, ko, tarkim, mes anksčiau nepastebėdavom. Ir kada tu pastebi savo atradimą, tai yra smagu. Na, tarkim, kaip man buvo įdomu ir smagu pastebėti, kiek stiprus ir mano senasis aš, kuris turi savo gyvenimo programą, tarkime šiuo atveju, tam tikros pamokas, kurias jis nori išdėstyti ir viskas. Ir yra kaip smagu suvokti, kad aha, čia yra tik mano įsitikinimo kažkokia dalis. Ir kad aš čia galiu truputėlį patraukti šoną ir elgtis kitaip. Bet jis yra toks, sakykime, emocingas, įtraukiantis į sūkurį, kad ne, reikia daryti tik taip, o ne kitaip. Ir tik iš tos stebėtojų pozicijos truputėlį atsitraukia ir pasižiūri, o iš tikrųjų, kas čia yra? Ar čia yra to vidinio žinojimo idėja, ar čia yra kūrėjo idėja, ar čia yra tiesiog mano eilinių įpročių sukurtas planas. Ir pasirodo, kad tai tik mano sukurtų įpročių planas. Tai vat ir man yra įdomu. Įdomu tai pastebėti, įdomu suprasti. Ir vadinasi, aš tada jau galiu apsidairyti savo gyvenimą ir pasižiūrėti, o kur čia yra dar mano įpročių sukurti planai, kad taip reaguoti, taip kalbėti, taip kažką veikti. Gal tai yra tik įpročiai. Ir aš manyčiau, tarkime, kada mes turime tokią mintį, kad kažką reikia padaryti ir aš labai pergyvenu, tai irgi yra tik įprotis. Vadinasi, mes galime kažkaip tai susimodeliuoti ir to įpročio atsisakyti, nes tu žinai, kad tai yra tik įprotis ir jį galima pakeisti, požiūrį pakeisti ir rezultatai gaunasi visai kitokie. Ir kaip aš dabar vėl galvoju apie save toje akimirkoje, kada galvoju gerai, aš noriu patirti naują realybės lauką, aš noriu patirti tą įsiskleidžiančią sąmonę. Bet kažkas kažkur trukdo. Kodėl dabar? Kas yra? Galvoju, taip, reikia harmonijos, reikia vidinės ramybės. Tai kodėl dabar toje, sakykime, susikaupime, susitelkime, vis vien yra tokio proveržio suvokimo. Ir aš pasistebėjau, kad harmonija yra, susitelkimas yra ir yra liūdesys, o tas liūdesys ima ir trukdo tam vidiniam proveržiui. Tai tada aš nusprendžiau, kad harmoniją, susitelkimą palieku, o liūdesį reikia keisti požiūrį į džiugesį. Ir kada tu dienoje savo sutelki, kad aš turiu džiaugtis gyvenimu. Čia iš tikrųjų ne tai, kad turiu, aš galiu džiaugtis gyvenimu. Nėra priežasties, kodėl nereikėtų džiaugtis. Tik psichikoje kažkur užsibalansuoja, kad gal kažkodėl man per daug įtampos, gal kažkodėl kažkas yra negerai, tas toks liūdesys atsiranda, bet juk aš galiu požiūrį keisti. Ir kada atėjo tas toks lengvumas, kada atėjo kad galiu poziciją pakeisti, iš tikrųjų tada ateina daug gerų minčių. Aš to siekiau, aš norėjau gerų minčių, vadinasi, aš įnešiau į savo gyvenimą komponentą džiugesio ir man ateina daugiau tų gerų minčių. Taip ir nuolat galima daug kur pasižiūrėti, ką reikia daryti, kad galėtum ir pagerinti savo gyvenimo dieną, ir patirti daugiau joje, suvokti daugiau joje, užaugti daugiau ir kurti. Ir tada tiesiog kurti tą savo realybę su tom dalim, tarkime, kada jau tu įėjai tam tikrą realybės lauką, ten yra daug labai naujų dalykų. Ir mums reikia išmokti tai įvaldyti. Išmokti valdyti, tarkim, tam tikrą būseną, išmokti valdyti tam tikrą savo savybę charakterio, dar kažką va tokio išmokti valdyti. Ir vadinasi, tai yra kūryba. Tai yra kūryba. Ir tą dieną arba tos dienos akimirką bent jau susitelki ir mėgini kurti ir paduoti tą būtent savo energiją, savo poziciją, savo
savo, tai, kad tas, kas tau yra svarbu, kaip viena moteris sako, aš gyvenu savo vietoje, man taip yra gerai. Ir aš taip džiaugiuosi tuo pasakymu. Iš tikrųjų, nieko nėra geriau, kada žmogus gali pasakyti, aš gyvenu savo vietoje. Man patinka, aš ją taip įsivaizduoju, ir vadinasi, tai yra mano gyvenimas. Ne kažkam kažko primestas, o tai yra mano gyvenimas. Tai va, to labai labai linkiu ir jums jaustis laisvam savyje, jaustis savo vietoje ir žinoma patirti. Todėl aš ir norėčiau, kad jūs tiesiog pamastytumėte apie tai, o kokioje realybėje gyvenat jūs, kokiame dažnyje, tarkime, kokiame sąmonės lygmenyje. Ar tas jaučiate, kad ta jūsų realybė absoliučiai nekintanti yra, kad viskas yra praktiškai panašiai ir nuolat? Ar yra ten kažkas tokio visiškai naujo, kuris jau atsivirinėja ir tu jau tarsi pajauti, pastebi ir jau susitelki į tą naujumą? Žodžiu, norisi pabaigti tą mano pokalbį tuo klausimu. Kaip tu jauti savąją realybę? Kokios sąmonės lygmeny ta realybė skleidžiasi? Ir kiek ji yra nusistovėjusi ir vienoda? Ir ar tu gali kažką padaryti, kad ji nebebūtų tokia nusistovėjusi ir vienoda? Gal tu gali išeiti iš tam tikro komforto zonos ir pasižiūrėti, kaip galima kažkaip kitaip gyventi? O gal tau taip yra patogu, bet tu viską tiesiog pagalvok ir apsvarstyk. Ir tada pasižiūrėk, ar tai tau įdomu stebėti, ar tai tau sukelia tam tikrą žingeidumą, tam tikrą džiugesį, tam tikrą įvairumą gyvenime. Tai ačiū Jums, kad Jūs vis pasijungėte, vis pasiklausot, pabūname kartu, nes ir aš augu kartu su Jumis, nes aš susižiūriu irgi, ką galiu padaryti, arba padarau, arba nepadarau, bet tai pagal save, ne pagal kažką kitą. Ir labai ačiū, jeigu papuošiau kažkam vakarą. Ačiū Jums visiems ir iki sekančio ketvirtadienio.